Sveiki, mano vardas Rolandas Mikalauskas ir aš noriu pasidalinti su jumis analizę apie rinkimus Jungtinėse valstijose. Matote žemėlapį, matote mėlyną ir raudoną spalvą. Mėlyna tai yra Demokratų partija, raudona tai yra Respublikonų partija. Sąlyginai pilka spalva yra tos valstijos, kuriuose bus pagrindinė kova tarp Donaldo Trumpo ir Kamala Harris. Tai Nevada, Arizona, Viskonsinas, Mičiganas, Pensilvanija, Šiaurės Karolina ir Džordžija. Dabar štai mano lentelė su visa analizė, kurią aš jau rodžiau prieš 2 savaitės. Ji šiek tiek patobulinta, gavau pastabų ir prašymų iš kolegų. Lentelėje yra šiokie tokie pakeitimai. Ką mes matome šioje lentelėje? Aš paaiškinsiu vėl viską iš naujo, nes galbūt dauguma jos nematė prieš 2 savaitės, kuri buvo išėjusi. Tai valstijos, Viskonsinas, rinkimų metai 16, 20, 24, rinkimų prognozės, kokios buvo pagal apklausas, rinkimų rezultatų faktai, tai yra įvykę. Ir skirtumas tarp prognozių ir rinkimų faktų. Praeitą kartą, kai aš dariau lentelę, aš ėmiau vidurkį maždaug. Dabar ėmiau žemiausią kartelę Donaldo Trumpo atžvilgiu. Šioje lentelėje yra ženkliukai, reiškia mėlyna minusais, reiškia čia yra jį daryta Donaldui Trumpui, ne Kamalai Harris. Tai jeigu matote minusas Trumpui, pliusas Kamalai Harris. Ir visa lentelė yra apie Donaldą Trumpą. Dabar, taip, sakykime, 16 metais Donaldui Trumpui prognozės buvo minus 5%, jis laimėjo tos rinkimus 0,77%, skirtumas 5,77%, 20 metais jam prognozės buvo minus 7, rezultatas buvo minus 0,63, jis pralaimėjo. Kodėl jie tokie yra skirtumai dideli, arba tiksliau ženklus? Didelė tikimybė, žmonės nenori sakyti, už ką balsuoja ir tiek, viskas, paprastas paaiškinimas. Dabar toliau, 24 metai, rugpjūčio 5, rugsėjo 5, spalio 5, spalio 15, spalio 27. Ši diena yra šiandien, aš rašau 27 dieną. Ir va šitie visi rezultatai yra tiek čia stulpelėje. Ir matote, visi mėlyni, reiškia Trumpas pralaimi. O čia yra rezultatai pritaikius šią paklaidą. Tai yra šitą skirtumą. Tai gaunasi, kad visose valstijose, štai dabar matote, jeigu žiūrėti į rinkimų dienas 5, jeigu būtų rinkimai 5 rugpjūčio, 5 rugsėjo, spalio 5, spalio 15, spalio 27, pritaikius šitą paklaidą, Trumpas laimi visur. Tai tokiu principu yra sudaryta šita lentelė, dar kartą pakartosiu, tai yra apklausos, tai yra pritaikius paklaidą. Pagal apklausas Donaldas Trumpas pralaimi, pagal paklaidą jis laimi visur. Žiūrėkite, Mičiganas laimi Trumpas, Pensilvanija Donaldas Trumpas laimi, Džordžija laimi, Šiaurės Karolina laimi, Arizona laimi, Nevada laimi. Grįžtame atgal prie žemėlapio, tarkime, atiduokime šitas valstijas Kamalai, tai yra Viskonsinas, Mičiganas, Pensilvanija ir Nevada. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo tas vaizdas. Taip, Nevada mes atiduodam Kamalai Harris, Viskonsinas Kamalai Harris, Mičiganas Kamalai Harris, Pensilvanija Kamalai Harris. Čia atitinkamai Donaldui Trumpui. Pritaikius tą paklaidą, apie kurią aš išsakiau, Donaldas Trumpas laimi visose valstijose. Ar taip įvyks, mes pamatysim visai neužilgo. Bus daug teismų. Jau dabar Donaldo Trumpo komanda pakvietė 500 savanorių teisininkų, atėjo savanoriauti 5000. Įsivaizduokite, kas bus. Demokratai, jeigu pralaimės, jie neatiduos ir nesutiks su rinkimų rezultatais, bus daug bylinėjimuose. Na, pagyvensim, pamatysime. Tai ačiū, kad žiūrėjote, būkite saugus keliuose, paskambinkite tėveliuose. Atsisveikinimui pažiūrėkite trumpą pabaigą, kokie buvo debatai Lietuvoje, sutrumpinta versija. Ate.
ką jūs darėt per 4 metus, kad tas briedis lakstytų lankoj ir mums nereikėtų pjaustyti kojų jam? Jeigu briedis būtų leisgyvis, briedžio gyvybė, ačiū Dievui, nepaisant jūsų pastangų, yra pavydėtina. Eduardas Vaitkus. Idi nahui.